Žiauri tikrovė. Kaip ir įprasta, penktadieniais nuo 11 valandos Pulso eteryje Žiauri tikrovė. Laida apie mus lietuvius, bent jau taip mes skelbėme. Ir kartu su manim, tiksliau netgi, tiesą, sunku pasakyti, patikėti kartais, bet turbūt tiesą, sako istorijos tyrėjas ekspertas Aivaras Lilika laidoje. Labą dieną, Aivarai. Sveiki gyvi, sveikas Erikai. Ačiū už tokį įvadą. Mūsų kalboje lietuviškai žodis tiesa yra nuo žodžio tiesia. Tai prasme, jeigu tu eini tiesiai, esi tikėjime, ne tikėjime, bet tikėjime, ėjime, jo tik ėjime, ir tu judi tiesėje, tai tu esi teisingajam kelyje. Ir tas tiesia, priešingybė yra kreivė. Tai, kas yra kreiva, iškreivinta. Netgi, jeigu paimsim lotynišką įvardį, kreivės, mes gausim žodį kurva. Teisingai sakai, nes dabar programas pasižiūri, tarkim, tie visi koreliai ar dar kažkus, taip ir lotyniškai, su net angliškai kurvs jo rašo. Jo, ir, žodžiu, ta žodis ne šiaip savo pas mus kalboje atsirado ir todėl aš sakau, dažnai mes esam ne istoriniai tiesiai, bet istoriniai kreiviai. Belieka tik tai išversti, kas tada ta istorinė kreivė į lotynų kalbą ir graunam gražų tą kurv žodį ir, kaip pasakyti, čia ir kilo galbūt, kad istorija yra savotiškai politikų kreivė, nes išryškina tai, kas yra naudinga jiems. Tai mano supratimu iš tikrųjų esminiai dalykai, kurie padeda atpažinti, ar tu esi tiesiai, ar tu esi kreivėje, yra labai paprastas. Iš tikrųjų palyginimas. Mes dabar artėjame link pavasario, jau galbūt sniego vis mažiau ir lietus neužilgo galbūt prasidės Lietuvoje. Perkūnijos, nauji metai, kaip sakant, ateis. Tai mūsų pasaulėžiūrai buvo 2 metų laikai. 2 metų, net ne 4, o net ne 3 kurį laiką, bet 2. Tai buvo karštas laikas ir šaltas laikas. Žiemos metas ir vasaros metas. Tai tas vasaros, netgi vasara, beje, irgi įdomu, tiesiogiai siejasi su vasara. Tai yra su vasaris, pavyzdžiui, mėnuo, pasižiūrėsim, kur vasara, kur vasaris. Tai yra būtent vandens sušalimo metas. Tai vėl į etimologijas, tas gelmes istorinės, lingvistinės archeologijos, gelmes pasinėrus mes atrasim, kad tas vasara, vanduo ir visa kita surišta su vandens tam tikrų būvių. Tai mes irgi atrasim tai, kad yra 2 laikotarpiai. Vienas, kai vanduo teka, o kitas, kai jis yra sušalęs. Vienas laikas, kai viskas žaliuoja, o kitas, kai viskas pabala ir numiršta. Tai netgi mūsų vokiečiai pavadino, kai mes pabalom ir numirėm, iš sarmatų mes patapom baltais, pabalom ir numirėm. Tai šiuo atveju kreivė ir tiesiai yra matoma pagal gyvybės ir mirties kiekį. Tu labai, pavyzdžiui, aš sėdėčiau ir sakyčiau, oi, koksai jie šventas, kaip čia nuostabu, aš dėl Dievo vardo ten 50 000 pagonių nužudžiau. Arba demokratijos vardu išnaikinau tenai afganistaniečių kaimą visą. Ir kas atsitinka? Tada tu manai, jisai šventą darbą dirba, čia ne žmogžudystė. Tas sąmoniai prasideda šizofrenija. Ir visa demokratinė sistema savotiškai ant to šizofrenijos pastatyta, bet tai nėra demokratija, tai yra krikščionybės išradimas. Kad yra šventasis darbas ir yra tas nešventasis darbas. Šventasis nesiskaito nuodėmę. Šiuo atveju paprastoje kalboje mirti tai yra iširti. Numirti yra iširti. Tavęs nebelieka, tu esi pabalęs, tu esi miręs. O žaliuoti yra galiuoti. Tai tada tikrovėje mes matom 2 aspektus. Arba vienos ašies 2 galus, arba vienos lazdos 2 galus. Vienas yra mirtis, kitas gyvybė. Ir tu gali matuoti tada viską. Tai jeigu mes galim pamatuoti viską gyvybę ir mirtimi, tada mes esame tiesiai. Jeigu mes nebegalim pamatuoti nei gyvybę, nei mirtį, mes esame kreivėje. Ir todėl pamirškite ir pabūskite iš to sapno, kuris iš tikrųjų mus padaro tą kurv, liniją kreivą, kuri yra toli ir nuo gyvybės, ir nuo mirties, o yra šventajam iškrypime. Čia vėl latiniškai išsiverskite. Ir pavyzdžiui, mūsų kalboj, iš tikrųjų, aš praeitoj laidoje minėjau, aš pradėsiu tą nuo asmenų, kurie įtakoja dvasinį mūsų gyvenimą. Tai yra nuo žinių. Pats, pavyzdžiui, žinia, jeigu paimsim šaknį, žin, yra įdomu tai, kad tai lietuvių kalboje su ta šaknim yra žodis žindyti. Tai žinia yra maitinti. Maitinti savo smegenis, maitinti protą ir žindyti. Ir kitas yra po to rasti.
Tai yra atrasti tavo kelią, atrasti, kuris kelia tave link saulės, link pasaulėžiūros. Ir be abejo, tai buvo šventieji asmenys, anometiniai lotynų pavadinti Kyrie Kiraito, arba šventa kirvis. Kyrie Kiraito vėliau išvirto į krivis. Tai tu labai gerai pastebėjai, tiesės priešingybė yra kreivas. Tai ir kreivys. Kreivis. Gali mokinti teisybės, negali mokinti teisybės. Jisai mokino kreivų dalykų. Ir va tas žodis neopagoniškas, aš jau nebijau įvardinti jį kaip lotinizmą, ties pagoniškas judėjimas yra bažnyčios katalikų kopija, kur vardoja net bažnyčios terminologiją. Tai tas kreivas buvo priešingos tiesos mokėjimo. Mokytojai ir lotynai todėl pavadino jos krive, nes mokino kreivų dalykų. O patiniai pirmojosiose prasmėsiose tai buvo Kyrie Kiraito, nuo lotyniško Kyrie viešpats, viešpačių viešpats. Tai yra tas dvasinis vadovas, tas dvasinis luomas, kuris rūpindavosi tautos žiniomis ir supratimu, kurie ugdydavo asmenybę, tai pasakykime, kurie mokindavo ir ugdydavo. Mokša, senąją sanskrito kalba ir senąją lietuvių kalba yra tas pats. Tai yra asmuo suvokianti savo galės, suvokianti savo vidinį aš, asmuo. Mokša. Mokša vėliau išvirto sanskrito kalboje į jogą. Pas mus liko tik nemokša. Ja, tai va čia irgi yra labai svarbu ir tam galbūt skirsime net bet dar sekančias laidas, jau į kovo vidurį labiau, galbūt į kovo pabaigą, apie tą senąją pasaulėžiūrą aš manau vien laidas paruošiu. Bet dabar aš pažadėjau perskaityti tų asmenų, kurie mokino tiesos pažinti gyvybę ir mirtį. Sąrašą. Jų yra 60, jų tas sąrašas, kurį aš turiu, yra 48 ir jisai baigėsi 1265 metais. Prasideda jisai apie 700 metus po Kristaus. Yra viskas Vatikane žinoma ir viskas surašyta. Tai vat aš labai nustebau radęs, čia yra su Olivos vienuoliais, cistersų vienuoliais, kurie atvyko pirmieji į mūsų kraštus tam, kad ištirtų, kas čia per tvarka, kas čia per santvarka. Tai vėl popiežiaus galim paprašyti, kad bent jau atiduotų dokumentus, kuriuos jie turi ir laiko saugo ir nelabai gali mūsų visuomenė su tom susipažinti. Tai bent jau istorikai galėtų paprašyti oficialiai viešai kreiptis į Vatikaną, kad padarykit prieinamą dokumentus liečiančius Lietuvos tą vadinamąją proistorę. O jeigu dar paprašiau visą laikotarpį nuo 12 amžiaus, nuo 13 amžiaus žemyn. Pilna dokumentų. Tai va, aš iš to Olivos vienuolių archyvų perskaitysiu žinių sąrašą, kurių viešpačių arba tų tiesos mokytojų. Tai pirmas įvardinamas kaip Vaidevutis, apie 700 metai po Kristaus. Po to seka Prutenis, rašosi Bruteno pirmasis, aš skaitysiu originalę, kaip įrašyta, lotyniškai. Su lietuvių mūsų kalbas atpažinsi daugelį žodžių. Trečiasis buvo Denigės, penktasis Berausto, šeštasis Marko, septintasis Meksuno, aštuntas Geruso, devintas Tyvaito pirmasis, 10 Bruteno antrasis, 11 Napeilės pirmasis, 12 Teleino, 13 Tyvaito antrasis, 14 Nergeno, 15 Gardhivaito, 16 Koni, 17 Napeilės, 18 Jėgėlo, 18 Jaigėlo, 19 Nervazo, 20 Grudevo, 21 Austuomo, 22 Moleino, 23 Taido, 24 Ramois, 25 Dargigaito, 26 Mangalo, 27 Boloisus, 28 Postvo pirmasis, 29 Marango, 30 Lievailis, 30 gyveno 1017 metais po Kristaus ir Lenkų buvo užmuštas. 31 Toreto, 32 Nerges, 33 Vibrotos, 34 Barbaido, 35 Barkando, 36 Jargalo,
307 Tipės, 308 Leiso, 309 Katkajo, 40 Pamalojis, 41 Postvo 2, 42 Napeilis 3, 43 buvo Targaito, 44 Nadroko, 45 Boitonor, 46 Tormeiso, 47 Kirbaito, 48 Aleps. Ir iki 1265 metų šitas sąrašas tai buvo Romuvoj, ramybės vietos žiniai, kurie buvo, sakykime, tie dvasiniai asmenys, kurie žiūrėjo, kad tiesos mūsų krašte, ne kreivumo, o tiesos, tai buvo ne krieviai, o tiesiai, teisuoliai, tai pavadinkim. Krievis tai yra tas iškrypelis, o artimiausias žodis, tai yra neigiama prasme mūsų kalboje, kreivas. Todėl jie negalėjo vadintis, todėl lotynai jos kreiviais pavadino. Ir tas, kuris save šiai dienai, sakykime, skelbė kreivių, yra paprasčiausias tas, kuris iškraipo tiesą, nes jis nesuvokia, kodėl jis taip vadinasi. Žodžiu, mes matome irgi šventikas ir valstybės kaip globėjas ir karo vadas, karalius. Tas santykis, kaip aš minėjau, lygiai toks pat buvo valstybės ir Mongolų imperijai. Ir kadangi mūsų raštai net nebejoju yra Vatikane labai daug, nes tai, ką aš Olyvos vienuolyno raštos archyvos mačiau, tai yra, kad ir šitas sąrašas ir ten aprašyta labai daug įdomių dalykų, liečiančių tą vadinamą mūsų proistoriją, arba pseudoistoriją, kai kas įvardina. Iš tikrųjų, nėra pseudoistorija, yra istorija. O jeigu jau pradedama istoriją kirstyti pseudo į dar kažkokią, vadinasi, mes susidurėm su politinė istorija, kuri su istorija turi tiek pat bendro, kiek balerina su kosminiam technologijom. Žodžiu, kreipkėmės, istorikai turėtų sudaryti darbo grupę, kuri kreiptųsi Vatikano su prašymu prileisti prie archyvų, kurie yra saugomi ir kur viskas surašyta. Tikrai viskas surašyta ir viskas žinoma. Taip, aš iš to laikmečio galbūt, kad atspindėtų tas kovas, tai va Mindaugas priėmė krikščionybę po to, kai įvyko didžiuliai pokyčiai Romos imperijai, Šventosios Romos imperijai. Ir prieš tai mes, kaip aš minėjau, kovojom su mongolais kartu prieš Šventosios Romos imperiją. Ir pagrindinis galbūt lemiamas dalykas, kuris apsprendė Mindaugo, sakykime, tą irgi krikščionybės priėmimą, yra pati didžiausia Lietuvoje šventė, kuri yra vėl visiška nesąmonė. Tai yra Klaipėdos miesto įkūrimas. Jūros šventė, į kurią suvažiuoja irgi apie rugpjūčio mėnesį, berods jinai pabaigoje vyksta, apie 1 milijonas Lietuvos gyventojų. Visi be abejo pamiršo, kad buvo Klaipėda 1252 metais sudeginta ir Klaipėdos vietai buvo įkurta Memelio pilis. Tai iš esmės mes švenčiam Klaipėdos miesto sudeginimo ir katalikų bažnyčios įkurto Memelburgo teroristų karinės stovyklos. Mes švenčiam teroristų karinės stovyklos įkūrimą ant nužudytų vietinių gyventojų kaulų, nes visi paimkim laistų, žardininkų, ten yra apie 8-7 piliakalniai, eketės, aplink Klaipėdą ir Klaipėdos miesto teritorijai. Visi nutraukė savo gyvenimo laikotarpį 13 amžiaus viduryje. Tai yra tada, kada buvo Memelis, teroristinė organizacija, krikščioniškoji teroristinė organizacija, pastatė ant vietinių kaulų pilį. Ir tai yra šiai dienai Lietuvoje šventė. Ir aš tiesiog, kad žmonės labiau suvoktų, aš vėl perskaitysiu eilutes iš Eiliuotosios Livonijos kronikos apie Klaipėdos įkūrimą, tiksliau Memelio, apie tos teroristinės organizacijos iš Vatikano atėjimą į mūsų kraštą. Iki 1252 metų šiame krašte nebuvo nei vienos vokiečių gyvenvietės. Tai yra dabartinė mažoji. Nebuvo. Irgi to šventės yra svarbu, bet ar lietuviams jos svarbios? Be abejo, mažiausiai. Svarbios jos yra vokiečiams, tai irgi vėl parodoma,
kieno šventes mes švenčiame, nes yra labai lengvai pamatoma. Ir tavo nesąmoningumo lygis, aiškus, mes dalyvaujam toj švenčiai didžioji dalis, bet nesusimastom kodėl. Ir tai parodo, kokio lygio sąmoningumas šitoje valstybėje yra, kai milijonas žmonių nesuvokia, ką jie daro. Ir tada su tą masę, ką nori, biomasę galim tiesiogiai ir įvardinti. Taigi, Eiliuotojų Livonijos kronikoje štai ką rašo apie 1252 metus anuometinės Kuršių, Kuronių žemės ir apie atvykusios civilizacijos skleidėjus krikščionis. Čia jie degino ir plėšė į būrių suskydę, džiaugdamėsi jie teriojo užkampius visus to krašto. Čia krikščioniškos civilizacijos ateimas į Klaipėdos kraštą. Čia jie degino ir plėšė į būrių suskydę, džiaugdamėsi jie teriojo užkampius visus to krašto. Sveiko proto žmogus, jūros šventės ir Klaipėdos miesto įkūrimo nešvęs kaip šventės. Nebent atras kitą datą. O kai šitokio eilutinių kontekste yra švenčiamos valstybinės šventės ir niekas, aiškus, aš taip tikiuosi, kad šitos laidos pakeis gal kažką tai žmonių sąmoniai, negreitai, pamažu, bet pamažu, nėra kur skubėti. Tai ir būtent tas Mindaugo krikščionybės priėmimas buvo, kad Nemuno žiotise atsirado šito teroristų organizacijos forpostas. Karinė stovyklavietė, kuri be gailesčio išžudė visus vietinius gyventojus. Neliko žardininkų, laistų, kitų gyvenviečių. Neliko, sudegino su visais gyventojais. Tiesiog, neliko, nes gyventojai trukdė civilizacijai tuo metu. Tai, žodžiu, Mindaugas pamatęs ir tą žiaurumą, beproto žiaurumą, kad nesustabdys, buvo žemė su gyventojais, neliko. Gyventojų žemė liko. Ir susidūrė su tom, kad Nemunas buvo užblokuotas, iš esmės. Pastačius Klaipėdos, Memelburgo, ne tik Nemunas buvo užblokuotas, bet ir tuo metu laisvės kovos vedę prūsai buvo atkirsti nuo mūsų. Tuo metu buvo atkirsti Klaipėdos pilį pastatęs ir getai žemaičiai, kurie bendromis jėgomis bandė gintis nuo į jų žemės įsiveržusius okupantus krikščionis, katalikus. Jo, katalikų bažnyčiai irgi turėtumėt pareikalauti, kad popiežius oficialiai pripažintų okupaciją ir okupacijos padarinius mūsų krašto kultūrinio genocido, fizinio genocido, kuriame dalyvavo anuometiniai popiežiai, pradedant Inocentą III. Apie jį šiandien galbūt spėsim dar pakalbėti. Nes jeigu nepripažins, tai vadinasi, kaip pasakyti, jeigu tu nepripažįsti okupacijos kaip fakto, vadinasi ir toliau išlieki okupantai. O jeigu tu pripažinai okupacijos faktą, vadinasi, tu dar turi ir lėšas skirti atstatyti sužnaikintai kultūrai. Tai be abejo, tokios net kursim, bet su tom Vatikano lėšom, aš manau, mes geresnės atkursim. Nepagailėtų vieno paveikslo, kaip sakė. Jo, Michelangelo galerija paimtų parduotų. Mes tikrai, aš manau, tų pinigų užtektų atstatyti tam, ką sunaikino, tą bent jau, sakykime, esmę, kultūrinį konceptą gyvybės ir mirties ašį. Tikrai padėtų atstatyti. Tai va, jų darbas iš tikrųjų pripažinti, kiekvieno kataliko darbas yra pripažinti, kad tol, kol Vatikanas, jisai dalyvauja tautos genocide, valstybės genocide, kultūriniam. Nes jeigu tu negali įvardinti jų kaip nusikaltėliais ir pasmerkti ir įvardinti viešai tą organizaciją, kuri juos čia atsiuntė ir pateisino kryžiaus žygius, tai vadinasi, tu toliau dalyvauji jų veikloje. Todėl bet kuris katalikas turi tą suvokti, kad jisai dalyvauja valstybės genocide, kultūriniam ir toliau. Kietos laidos, bet kaip sakė Kudirka, iš kinkų virpėjimo atpažinsi Lietuvos inteligentą. Tai jeigu virpa, tai tvarkojam. Aš norėjau dabar grįžti prie mūsų tuo metu prie šalia mūsų galbūt atsiradusių mongolų, prie mongolų, nes mes iš tikrųjų turim eiti pamažu į pirmąją žemę, į pirmasias dvi žemės, tai yra į Kuršių, Žemgalių žemės, kurios išsilaipino misionieriai ir katalikų imperijos kariniai junginiai, žinomi kaip Švenčiausios mergelės Marijos ordinas, Prūsijai, kalavijuočių arba Kristaus kalavijo brolių ordinas anuometiniai Livonijoje, Lyvių žemėje, Kuršių žemėse, Žemgalos pakraštyje. Tai tik dėka mongolų
imperijos ir dėka gerų mūsų ryšių su mongolais mes sugebėjom pasipriešinti tuo metu ir atsilaikyti prieš visą Šventosios Romos imperiją. Mes nekovojom, mes kartu kovojom su jais prieš Romos imperiją. Ir aš dabar 1245 metų tekstą perskaitysiu, kuris Romą pasiekė 1254, tai yra maždaug metai po Mindaugo karūnacijos. Bet parašytas jis buvo beveik prieš 10 metį. Kuomet popiežiaus Inocento IV į mongolų sostinę, imperijos Karakorumą, buvo atvykęs pranciškonas Jonas Dekarpinis, tartis dėl taikos. Į Mongoliją atvyko popiežiaus pasiuntinys pranciškonas tartis dėl taikos. Karpinis parveža laišką su Dalai Chano atsakymu. Ir dabar aš tiesiog perskaitysiu ištrauką. To Dalai Chano, antrojo po Čingis Chano, jo sūnaus, atsakymą popiežiui. Ir tada bus aišku, kas čia vyko toj aplinkoje, nes vėl mes apie mongolų žinom, kokie jie baisus, o dabar bent jau pasiklausykim to laikmečio dalyvių istorinių tekstų. Ir štai ką rašom. Amžino dangaus gale mes didžiosios tautos Dalai Chanas mūsų įsakymas. Tai įsakymas siunčiamas didžiajam popiežiui, kad jis žinotų ir suprastų. Po mūsų tarybos posėdžio Karals srityje jūs mums atsintėt prašymus ir linkėjimus. Tai išgirdom iš jūsų pasiuntinių ir jei jūs elgsitės pagal savo žodžius, tai tu, kuris esi didysis popiežius, ateikit patys asmeniškai pas mane, kad kiekvieną jasą įsakymą tuo pačiu metu mes jūs priverstumėm išklausyti. Ir dar. Jūs pasakėt, jog jei aš priimsiu krikštą, tai bus gerai. Tu protingai pasielgiai atsiųsdamas prašymą mums, tačiau šio tavo prašymo mes nesupratom. Ir dar. Jūs atsintėt man tokius žodžius. Jūs užėmėt visą Vengriją ir krikščionis. Aš stebiuosi. Kur tame klaida? Pasakykit mums. Iš šių tavo žodžių mes taip pat nesuprantam. Čingis Chanas ir Kanas pas abiejų atsintė išklausyti Dievo įsakymų. Tačiau Dievo įsakymų šie žmonės nepaklausė. Tie, nuo kurių tu kalbi, turėjo didelę sueigą. Parodė savo išdidumą ir nužudė mūsų atsiųstus pasiuntinius. Šiuose žemėse amžinojo Dievo jėga žmonės buvo nužudyti ir sunaikinti. Kai kurie pagal Dievo įsakymą išsigelbė, tik dėl jo vieno galios. Kaip žmogus gali imti ir žudyti? Kaip jis gali užimti ir uždaryti kalėjimą? Argi net tu sakei, aš krikščionis, aš myliu Dievą, aš niekinu ir... Kokiu būdu tu žinai, kad Dievas atleidžia kaltes ir iš savo gailestingumo suteikia malonės? Kaip tu gali tai žinoti? Ar todėl, kad sakai šios žodžius? Dievo gale visos žemės, pradedant ten, kur pateka saulė ir baigiant tomis, kur nusileidžia, patikėtos mums. Be Dievo įsakymo niekas negali tai padaryti. Dabar jūs turit nuoširdžiai pasakyti, mes tapsim jūsų pavaldiniais, mes atiduosim jums visą savo turtą, tu pats priekyje karalių, visi kartu be jokių išimčių atvykit siūlydami mums savo tarnystę ir nuolankumą. Nuo to meto mes jūs laikysim savo pavaldiniais. Ir jei jūs nepasieksite Dievo įsakymų ir pasipriešinsite mūsų įsakymams, tai jūs tapsit mūsų priešais. Štai ką jums verta žinoti. O jei jūs pasielgsit kitaip, tai ar galime žinot, kas nutiks? Vienas Dievas žino. Paskutinomis dienomis Džamada ol Achra metuose 644. Tai yra lapkričio 3-11 dieną 1246 metais. Mes susiduriam su tikrai pasaulėžiūra, kuri atspindi, ką aš jau praeitoj laidoj minėjau, to kito pasiuntinio Viljamo iš Rubriko žodžiuose. Dievas jums krikščionims perdavė raštus ir jūs nesilaikot. Mums davė išminčius ir mes elgiamės pagal jų patarimą ir gyvenam ramybėje. Tai šiuo atveju mes matom, kad mongoliškoji, lamaistinė ir šamanistinė pasaulėžiūra sutapo kažkiek tai dalinai su mūsų pasaulėžiūra, tas yra irgi labai svarbu. Ir kovose dalyvavome ir mes.
kovose dalyvavome ir mes. Ir 1242 metų, tas laiškas yra pasiekmė 1242 metų bendrų Mongolijos ir Sarmatijos. Aš Sarmatiją iš karto imu tą kraštą, kuris šiai dienai yra Lenkija, Ukraina, Baltarusija, Lietuva, Latvija, Estija, Rumunija dalinai, Vengrijos gabalai kažkokie tai ir Rusios. Tai va tas kraštas tuo metu nebuvo kitaip įvardinamas kaip Sarmatija ir visos ten gyvenantis gentis buvo vadinami Sarmatais. Tai bendroje Mongolų ir Sarmatų karių kovoje, bendrojose veiksmų pasekoj, 1242 metų Romos imperijos okupuotojo Prūsijoje prasidėjo laisvės karas. Popiežius pasiuntė laišką apie tai, kad buvo užimta net Vengrija, kad buvo nušluotos krikščioniškos visos pajėgos ir mongolai pradėjo šeimininkauti. Mongolai sako, kokia čia dabar, ar dėl to, kad tu pasakai, kad Dievą myli, todėl tave Dievas myli? Ta prasme, ne dėl pasakymų ir ne dėl kitų dalykų. Blaivių protų, mastant, nesapnuojant, tu pradedi matyti gyvybės ir mirties įsakymų pusiausvyrą, kur abi ašys yra dieviškos. Abi ašys dieviškos, o ne viena dieviška tavo asmeninė emocinė interpretacija apie gyvybę ir mirtį. Ir todėl aš ir pradėjau nuo mūsų žinių sąrašo, kad jeigu mes neieškosim jų darbų, jeigu mes neieškosime jų mokymo, mes vėl būsime tame krikščioniškam sapne apie gėrį ir blogį, kur kiekvienas prisivalgęs, vienam žalgiris blogas, kitam ten geras žalgiris, trečiam statyba gera, o penktam iš viso futbolas patinka. Tai čia yra gėris ir blogis, kurios yra maušam sukurtos savokos ir tai yra va ta krikščioniška imperija, jeigu iš tikrųjų didžiulis sapnas blogio ir gėrio kovoje, kurioje visi miršta. O kai visi miršta, tada tik belieka įvardinti, tai yra mirties kultūra. Nes visi negyvena dėl Dievo, o visi miršta dėl Dievo. Eika čia per kultūrą. Tai aš irgi dažnai sakau, jūs turite gyventi dėl Lietuvos. O tikras Lietuvos patriotas turi gyventi dėl Lietuvos. Ir nemirti dėl Lietuvos, bet gyventi dėl Lietuvos. Jo, čia irgi reikia įsikalti galvą. Jo, jeigu ką mintis savižudybės yra, ne, jūs pamirškite tas mintis, jūs turite gyventi visi dėl Lietuvos. Bent jau dėl savęs pradėkite gyventi, kad tu gerai gyventumei, bent jau kažkiek tai. Čia va tos emocinės būsenos kažkiek. Nu, bet pasiekoj 1242 metų prasideda pirmosios prūsų laisvės kovos. Nesukilimas vėl. Sukilti gali prieš teisėtą valdžią, bet kai tave okupavo, tai yra nesukilimas prieš okupacinės pajėgos, bet laisvės kovos. Todėl mes pasiekoje sėkmingų Mongolų ir Sarmatijos karių veiksmų prieš Šventąją Romos imperiją prasideda Prūsijoje pirmasis laisvės karas, kuris truko nuo 1242 iki 1253 metų. Jeigu ne Mongolai ir mūsų sąjungos, tiesiog mes jau būtumėm greičiausiai pirmą Prūsai būtų išnaikinti ir tada būtume mes išnaikinti. Bet dėka tos bendros sąjungos, dėka pastiprinimo, sakykime, kur pas mūsų tapo, aš spėjau ir pasaulyje žiūrą ir gali būti, kad net ir kažkokie tai ryšiai, nes buvo ir Sarmatija Zynė, apie ją čia kalbėsim turbūt jau rudeniop, nes labai daug reikia apie Sarmatiją Europinę. Mes esam Sarmatinę, maišykit, yra dvi Sarmatijos, yra Zynė su Kaukazu, su visais Alanais, Osetinais ir yra Europinė su visais lietuviais ar dar kitaip vadinamai baltais. Tiek, kad tuo metu žodžio baltai nebuvo ir aš negaliu jo vartoti, nes daug kas sako, oi, pradėk vartoti žodį baltai. Kaip aš jį galiu vartoti, jeigu aš kalbu apie 13 amžių ir jo ten tiesiog nebuvo išskyrus Beltėjum, Marė Baltėjum, kuri lotyniškai vertės kaip jūra, kaip dirža juosiantis skitų ir gotų tautas. Nu, tai kalbėkime apie skitų ir gotų tautą ir diržą lotynišką. Ir sakiau, duosit man baltų, genties tautovardį, įvardį, viskas iš karto pradedu vartoti. Bet kol kas nėra tokio žodžio ir aš negaliu istoriniam kontekste tada vartoti jo. Tai pagal 1241-40 metų sutartį su katalikų bažnyčia, dabar aš paaiškinsiu, kodėl tos laisvės kovos šiek tiek prasidėjo. Grįšiu aš be abejo prie mongolų ir mūsų karinių veiksmų, ko pasiekoja lietuviai, kur Krokuvoje švenčia didžiulę šventę, kad jos ten ar gaidėjai, ar kas ten apsaugoja, užgėdoja kaip Roma
nuo mongolų. Iš tikrųjų, tuo metu Krokuva buvo užimta ir visi, ne visi, bet bent jau Olyvos istoriniai archyvai kryžiuočių įvardina, kad jos užėmė lietuviai. Krokuva buvo užimta lietuvių sąjungininkų, ne totorių, o mongolų sąjungų. Jo reikia skirti totoriją kaip mongolų ir pačius mongolus. Kaip šiuo atveju lietuvius ir lietuvių kažkokį junginį darinį nuo jotvingių darinio arba prūsų darinio. Tai buvo vėl tam tikri junginiai su tam tikrom idėjom, su tam tikrais amatais. Taigi, pagal sutartis prūsai, aš kaip minėjau, mes einam pamažu į tą laikotarpį, kuris mums nesisekė, nes jie atėjo į mūsų žemės kaip karinio, mes buvom pakankamai taikus. Tai krikščionybė yra iš savęs karinė ideologija, nes kovoja už pažadėtą žemę, tai yra Dievo kariai, jau pati terminologija yra, žodynas jų pilnas karinių savokų. Todėl neįmanoma, kad tai būtų taiki ideologija. 1241 prūsai buvo priversti pasirašyti sutartis. Tai vadinamoji Chrisburgo vaina iš tų taikų po pralaimėjimų baisių. Ir pagal tas sutartis, aš apibendrinsiu, tiesiog aš necituosiu, bet daugiau apibendrinsiu. Pagal tas sutartis prūsai turėjo mokėti mokesčius, tai tam tikrą dalį derliaus. Įsipareigoja tam tikrą dalį savo derliaus atiduoti, ar savo pajamų, jeigu pirkliai, atiduoti bažnyčiai. Taip ir įvardink, katalikų bažnyčiai atiduoti dalį savo pajamų, buvo įsipareigojimas. Ir atlikti karinę tarnybą taip pat bažnyčiai. Tuo metu tai buvo kareivijų bažnyčia, kariaujant, ir jeigu bažnyčia neįvardins tai kaip savo iškrypėliškumo ir juodžiausios dėmės atskirdama tos popiežius nuo bažnyčios, atskirdama vyskupus ir vienuolius nuo bažnyčios ir kunigus, jinai niekuomet neišsivalys ir jinai kaip buvo ir išliks karinė. Ta nepamirškit visi katalikai ir kitokie krikščionys. Taigi asmeninės laisvės buvo paliktos pavergtiems prūsams, kažkokios tai asmeninės laisvės. Laisvai kalbėti, pavyzdžiui, laisvai išsakyti savo nuomonę. Čia asmeninė laisvė. Ja? Išskyrus tos laisvės, kurios buvo susijęs su senaja tikyba ir papročiais. Jeigu tai buvo susijęs su savo senaja iki krikščioniška tikyba, sarmatiškai aš ją vadinu, arba su tais papročiais, kurie buvo priešingi bažnyčiais mokymui, tai buvo jau jokios laisvės tam negalėjo būti. Vokiečių, būtent neosteutonai, pagrindė tai buvo vėl katalikų bažnyčios, tie, kurie tą modelį labai gerai suprato pradžiai pažadėto žemės ir išrinktosios tautos, tai buvo vokiečiai, kurie pasiėmė dovaną Prūsiją ir sutvarkė prūsus ir tapo Dievo išrinktąją tautą. Tai vokiečių riteriai vadovavo teismams ir armijai. Anuomet. Tai kas išeina? Katalikų vienuoliai, jos įpareigojo pavergtosius prūsus. Katalikų vienuoliai įpareigojo viską pirkti tik iš jų patvirtintų pirklių, sertifikuotų, taip sakant. Tik sertifikuotas vienuolių pirklys galėjo prekiauti ir tik iš sertifikuotų galim buvo pirkti. Persikelti į naujai pastatytus namus vietas buvo uždrausta. Tai yra krikščioniškasis valstybės turto monopolis, kuriame tu nebeturi iš tikrųjų jokios laisvės. Paveldėjimo teisės taip pat buvo aprabotas. Vienuoliai reguliavo net asmeninės vedybas. Tu negalėjai be vienuolių susitokti. Jeigu tu norėjai tokti su asmeniu A, arba asmo A norėjo su moterim B toktis, tai buvo reguliuojama bažnyčios. Buvo netgi ir tam tikri apribojimai taikomi. Turto paveldėjimas taip pat buvo pribotas, pavyzdžiui, moteris nelabai begalėjo paveldėti turto. Tik tai vyriškos giminės palikonis galėjo. Jeigu šeimoje neturėdavo vyriškų palikonių, tai atitekdavo bažnyčiai turtas. Tuo metu tai buvo įprastas krikščioniškos civilizacijos pasaulyje reiškinys. Tai buvo įprasta schema. Tai buvo priimta, kaip šiai dienai, sakykime, sertifikatai kažkokie tai priimti ir panašiai. Tai to civilizuotam kabutėse pasaulyje tai buvo kaip taisyklė. Bet laisviems armatams, tuo metu pavergtiems prūsams, tai buvo visiškai nesuprantama ta sistema. Ir tokiuose aplinkybėse, tie su krikščionin arba susipažinę su civilizacija krikščioniškąją prūsai, tapo nekom kitom kaip tik darbo jėga su teisė skųstis
su teisė skustis, jo, tu turėjai Turi laisvę, teisę, jo, tu turėjai tam tikrą asmeninę laisvę. Su teisė skustis, bet teisės laimėti skundo buvo nulinės. Todėl, kad vadovavo tie patys asmenys, prieš kurios tu skundėsi. Taigi, pagyvenę ir susipažinę su krikščioniškos civilizacijos privalumais, kabutėse, ir prūsai pradėjo pirmąjį laisvės kovą, nes jiems buvo, jie kovojo iš pradžių už savo žemę, už savo papročius, po to pamatė, kokią kainą, kiek žmonių yra išžudoma, nutarė visgi pagyventi krikščioniškoje civilizacijai. Ir kai pagyveno, tada prasidėjo pirmosios prūsų laisvės kovos. Ir kaip aš užpraeitai laidoje skaičiau Mindaugui, kai žemaičiai Liuotojai Livoniai sako, tugi neteksi nieko, tavo vaikai taps vergais. Ir Mindaugas tą pagaliau pripažino, suprato ir išgijo. Taigi, prūsus laisvės kovose prisidėjo prie prūsų ir pamarių ar be Venedų. Tuo metu tai dar buvo kažkiek tai Venedų prisiminimas tų pačių, kurie Romą nusiaubė, nes ir prūsai priklausė tiems pačiams Venedams. Prisidėjo ir karalius Sventopelkas II. Jis rėmė jos kovoje su bažnyčia, su katalikų ordinu. Taipgi, taip pat bandydamas iš popiežiškos priklausomybės išsivaduoti, bet gan nesėkmingai, nes popiežius sugebėjo keliose mūšiuose sunaikinti Sventopelko armijas ir jis paimti sūnus įkaitais ir jisai turėjo pripažinti pralaimėjęs. Ir kol būtent Sventopelkas palaikė, tai Visla jam priklausė. Tai vat Vislos judėjimų ir Rūgenas dabartinis. Tai vat tas armijos tekimas, kryžiuočių, krikščioniškos armijos tekimas į Prūsiją buvo nutrūkęs, kol pamoriai, Venedai, Sventopelkas dalyvavo tose laisvės kovose. Tai kai sutarkė Sventopelką, be abejo pasidėjo pamažu tie pralaimėjimai, ypač Klaipėdos pilį, kaip aš jau praeitoje laidoje minėjau, ir tų įvykių, tų pralaimėjimų pasekoje Mindaugas priėmė krikščionybę. Kaip irgi galima galbūt pagalvojo, kad savanoriškai priėmus gal bus kitaip, bet irgi suprato klaidą. Bet tai įvyko tik tai dėl to, kad 1241 metais mūsų sąjungininkai mongolai, mongolai, miršta Ogedėjus, Čingischano sūnus, kurio laišką aš skaičiau šiandien, ir gruodžio 11 1241 metais jisai mirė, ir jų armija grįžta atgal į Mongoliją ir Gijukas, iš pradžių ten Širemūnas tapo, vėliau po kelių mėnesių Gijukas tampa trečiojo Mongolijos chanu. Ir aš tai vedu prie to, kad tai yra pasiekmes tų Mindaugo koronacijos. Bet dabar einam į laisvės kovų priežastis. Galimybę prūsams atkurti savąją valstybę nepriklausomą nuo Vatikano. Galimybę mums pradėti ieškoti ir telktis irgi. Mindaugas tapo irgi to indikatorium, kad krikščioniška civilizacija yra cianido tabletė maždaug po liežuviu ir laiko klausimas, kada nuodai išsileis. Ir laiko klausimas, kada kanopas užversi. Taigi, 1241 metais kovo mėnesį lietuvių mongolų armija, lietuviai dalyvavo tose žygiuose ir tai yra išlikę kryžiuočių įrašuose. Užimama Krokuva, Lenkijos sostinė. Ir Krokuvai iki pačiol švenčia, kad gaidžiai, ar kas ten, aš nežinau, ar žąsis, pranešė ir apsaugo. Iš tikrųjų ne, pilis buvo neužimta Vavelio, bet visas miestas buvo užimtas. Tai vat galim pasididžiuoti, lietuviai buvo bet kartu jo, vieni tikrai nebūtume, nes nebuvom karingi. Užėmė sostinę ir tokiu būdu buvo suduotas smūgis, čia jau baigiamasis smūgis buvo katalikų bažnyčiai, jos dominavimui, prasidėjęs dominavimas rytų Europoje. O prieš tai seka labai keistų laimėtų mūšių grandinę. Pavyzdžiui, balandžio 9 prie Liegnico miestelio jungtinės Šventosios Romos imperijos pajėgos patiria mongolų kariams pralaimėjimą, o viena iš svarbiausių tai buvo Mochi mūšis, kuriame buvo nušluota Šventosios Romos imperija ir branduolys Vengrijos armija. Šių mūšių eigoje visa Šventosios Romos imperijos mašinos karinė galia tiek centrinėje, tiek šiaurės Europai buvo nušluota per 1-2 metus.
Ir žygiams prieš imperiją vadovavo mongolus generolas Subedėjus. Paprastas be abejo, be jokių aukštųjų, nes su aukštaisiais tu negalėtumai nieko sumušti ir laimėti jokį mūšį, tai užtikrina sistema. Prieš tai vėl sekė, prieš įsiveržimą į rytų ir šiaurės Europą, sekė kitas mongolų žingsnis, tai buvo Kijevo arba Rusijos su sostinė Kijevo užėmimas. Ir jau ten užėmė ir mongolai, ir totoriai, tapę sąjungininkais. Tai tie krikščionis rusai tapo totoriais mongolų imperijai. Krikščionis rusai tapo totoriais. Mongolų imperijai tai yra nes totorius mongolai, Čingischanas kaip savo žmonos ir savo giminės priešininkus sunaikino beveik iki vieno. Ir tik tai sąjungininkus tai pavadino. Todėl mes susidurėm su totoriais ne kaip su mongolais, bet kaip su mongolų sąjungininkais. Tai 1240 Kijevas buvo užimtas mongolų ir tampa Tatarstano dalimi jų. Batų Chanas valdė didžiąją krikščioniškos Rusijos dalį. Haličas Vladimiro kunigaikštystės buvo irgi užimtas 1240 ir va čia vėl, kai Mindaugas karūnavos, taip ir Haličo kunigaikštis karūnavos karalium, nes tai buvo administracijos tam tikri poslinkiai, kurie nukėlė tas karinius vadus į antrą planą, iškėlė su mongolais bendradarbiaujančius. Tai va tam kontekste mūsų įvykių be mongolų negalim tiesiog įsivaizduoti, bet vėl yra apeinama dažniausiai. Ir tai va tas iš ten jau išeina, pasižiūrėkim, mongolai lyg replėmis apglėbė visą centrinę rytų ir pietų Europą. Iš vienos pusės, kur Prūsija, mes Lietuva, nes su jais tuo metu nekariavo, mes buvom sąjungininkai, ir iš pietų pusės link Bulgarijos, tai vat lyg replėmis jie apsuko visą tą centrinę Europos dalį, bet apsupo dėl to, kad prieš tai popiežius laiškus jiems siuntė, siūlydamas tapti krikščionimis. Tai tie nesuprato, kame čia tasai bairis popiežiaus yra, ar čia jisai kviečia juos tam, kad jisai pats taptų jų pavaldiniu. Aš laišką todėl ir skaičiau. Tai ir iš to replėmis apglėbtos Europos, popiežiškos Europos, mes matome, kad vyksta pati turbūt viena iš sunkiausiai pagal vos nemodernaus lygio blitzkrygas vyksta, kuris derinamas visi mūšiai su preciziškumu, su labai nuostabiu tikslumu. Ir jeigu pasižiūrėsim, tai va taip viena iš šiaurės, kita iš pietų, lyg replėmis, pajuda mongolai ir jų sąjungininkai, kur tuo metu tapome mes armatai sąjungais, nes popiežius naikino mus, mongolai naikino popiežiaus įtaką Europai. Vadinasi, tai yra mūsų sąjungininkas. Jeigu jie naikino tos, kurie naikino mus, ką man kovoti su savo sąjungininku? Priešo. Tai, žodžiu, pajudėjo ir pirmas mūšis kovo 1241 Chmielniko, po to sekė Kronštato, Liegnicos ir Mohi. Mūšiai buvo atskiri, ten, sakykim, kelių šimtų kilometrų atstumais, bet viskas buvo dienomis derintama, valandomis netgi, suskaldant Šventosios Romos imperiją ir pats svarbiausias, aš jau minėjau, Mohi mūšis buvo svarbiausias, nes šitame mūšyje sutelkta visa tuo metu, sakykime, centrinės Europos katalikiškosios karinės pajėgos. Žuvo tame mūšyje 2 arkiviskupai, 3 viskupai prie Sadžio upės ir apie 40 000 karių Europos katalikų rinktinių. O iš mongolų ir jų sąjungininkų žuvo, nepatikėsit, 1000. Tai yra ta sunkiai ginkluota kariuomenė, buvo tiesiog nušluota. Be abejo, tai va to Subedėjaus karinis genijus, sakykime, yra akivaizdus. Ir vienintelis, ką galim lyginti, tai tik antro pasaulinio karo veiksmus, pagal greitį, pagal koordinacijas, pagal viską yra būtent šitų metų įvykiai. Ir Vengrijoje jie sustojo, mongolai, ir buvo pasiruošę toliau tęsti pas popiežių supažindinti su Jasos įstatymais. Jasa tai buvo Čingischano surašytas teisynas, kurį laikydamasis žmogus gali gyventi tiesų nekreivą gyvenimą. Ir atsitinka taip, kad 1242 metais miršta Dalai Chanas, Ogedėjus, ir žygis į Vieną
nutraukiamas neterminuotam laikui. Ir va tada mongolai pasitraukia, grįžta atgal į savo imperiją. Ir mes liekame, taip sakant, su pergalėmis jų, su mongolų pergalėmis kaip jų sąjungininkai. Ir tada prasideda prūsų laisvės kovos, nes jeigu nebūtų sunaikinta ta karinė galia, būtų sunaikinti prūsai. Ir, kaip minėjau, Krokuvai, nepamirškit, švenčia lietuvių užėmimą iki šios dienos. Ir nepamiršta, tai, sakau, Vatikanas turi duoti dokumentų prieimą, mūsų istorikai bent jau turėtų viešai kreiptis ir pasakyti, kad priešingų atveju, pavyzdžiui, bažnyčias apmokestins turtą nekilnojamą, kur visi mokam nekilnojamą turtą, o kažkodėl tai okupacinės struktūros iš Vatikano nemoka. Tai čia tiesiog parodo, kas šeimininkas Lietuvoje yra. Nes paprasti žmonės apmoka, okupacinių struktūrų bus. Tai dabar 1240 metais Kojelevičiaus, aš dabar istoriją šiek tiek paimsiu, yra kalbama apie Mindaugą. Mindaugas grubiai nuo 1238 metų buvo Lietuvos valdovas. Tai jisai kaip pragmatiškasis, galbūt kažkiek tai karo vadas, iš esmės suvokdamas mongolų pasitraukimą, kad vėl mes atsidūrėm akivaizdoje pralaimėjimą. Tai galima pavadinti ir pragmatišku, bet mano supratimu labiau kvailų, nes teisiškai tu pasirašai dokumentais, kuriais, kaip aš minėjau, kryžiuočiai rėmėsi iki pat Žalgirio mūšio, kad tai yra Žemaitija jiems padovanota ir visa kita. Taip, kad čia greičiausiai kitos priežastis buvo. Bet galėjo ir tokios būti. Palikim atvirą klausimą, jo apmąstymams visiems. Tai Kojelevičius rašo 1240 metais, tai yra tuo metu, kai mongolai ir mes tampam sąjungininkais, atvirai sąjungininkais, kovai prieš bizantiškąją krikščionybę ir prieš katalikiškąją krikščionybę, prieš vatikaniškąją krikščionybę. Nes Rusija buvo priėmusi iš Konstantinopolio religiją, bet irgi iš Romos imperijos. Tai ir jeigu mes pažiūrėsime, mongolai įsitvirtino tik tai bizantiškoje, Bizantijos ortodoksiškai bažnyčiai priklausiusiose žemėse, tik tai tas užėmė, kur mums priklausė, jie nelietė tų žemę. Tai ir mes matom, kad Mindaugas išsiuntė savo brolienus, aš originalę rašosi pas Kojelevičių Arduidus ir mūsiškai verčiama Erdividas. Tai aš skaitysiu ir originalo kalboje, kaip ir po to jau 20 amžiaus sulietuvintus. Originalė Arduidas, Erdividas. Vykundus, Vykintas. Ciencivilo, Tautvila arba Teofilas. Tai va šie jaunuoliai tuo metu pradeda valdyti svarbiausios Rusijos miestus. Druckas, Smolenskas, įsivaizduojat, kurioje vietoje Smolenskas. Tai yra keli 300 km iki Maskvos. Tuo metu Vladimiro, kurio kunigaikštystė Vladimiro Suzdalės atiteko mongolams. Tai yra, mes pasiėmėm tą galindų žemę, kurioje buvo smalininkai. Arduidui, Erdvidui atitenka Vitebskas, Vykundui, Vykintui, Polotskas, Ciencivilui, Ciencivilui, Tautvilui. Jie priema tą pravoslaviškąją krikščionybę. Tiek, kad mongolai padarė, kad tam ortodoksiškasis vyskupas turi būti patvirtintas pas jų Karakorome, o pas mus išlaikoma tradicija su bizantiškoje. Tai vat, visa bizantiškoji bažnyčia turi būti dėkinga lietuviams ir rusiškoji ikonografinė kultūra, vienuolinė kultūra už tą lietuvių sarmatų nekrikštų ateimą į tą žemės. Tai iki šio dieną jie ir yra iš tikrųjų dėkingi, nes sunkiai įsivaizduojama visa rusiška kultūra, nes ten, kaip aš minėjau, šiek tiek tie baskakai vėliau, totoriai dar kitaip, tai rusai tapę totoriais. Baisius dalykus darė iš tikrųjų. Dėl mokesčių, kad galėtų dalyvauti valstybės tame. Bet tai krikščionybė buvo pasiekmė. Ten, kur buvo mūsų įtako zona, buvo visiškai šiai dienai, kaip visi įsivaizduoja demokratinį pasaulį, taip, tai to anometiniai Europai tai buvo vienintelė demokratinė valstybė, vadinama Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Bendrinant galbūt jau laidą liekant keliom minutėm ir vėl, kaip pasakyti, frazes, ar ne, kurias šio sezono laidose vis kartojam išgirsti. Taip, aš manau, kad mes turime atsiminti du svarbiausius dalykus. Kad tautos ir valstybės pažangos priemonės šiai dienai yra pirma.
Žemės, jos turtai yra Lietuvos ūkio pamatas. Žemė yra mitybo šaltinis, ne spekulacijos. Jos valdyti negali tas, kas iš jos negyvena. Lietuvo žemė yra mūsų tautos nuosavybė, todėl neparduokim jos užsieniečiams. Antras, pasaulėžiūra. Kurkime ir laikykime bendros pasaulėžiūros. Ačiū visiems klausytojams, iki sekančios laidos. Dėkui visiems, dar priminsiu, kad jeigu turite klausimą ar ko, rašykite pulsas@pulsas.lt, o mes susigirdėsim kitą penktadienį. Iki. Taip norėčiau nematyti tavo ašarų pilnų akių. Taip norėčiau niekad negirdėti liūdnų dainų. Norėčiau atsibust kalnuose virš debesų baltų. Taip norėčiau būti amžinai mažu vaiku ir juoktis garsiai. Šiek tiek neštama, laimingesnios. Ir juoktis garsiau už vėjus, už visas audras, laikyti žvaigždes savo rankose ir dalinti jas. Nori eik su manim ir dalinkės kartu, tad truputį meilės padarykim visus, nors šiek tiek nors trumpai laimingesniojo.